Jūs tik tai klausykit dabar, gerai? Bet dabar kažkur, nes priklauso, ar klausysit atidžiai. Vienas žmogus, jis nekrikščionis, atėjo pas ūkininką krikščionį, jis laikė arklius. Jis sako, parduok man arklį. Ir tas ūkininkas sako, žinai ką, aš krikščionis ir pas man arkliai irgi krikščionis. Kaip, sako, suprast? Jis sako, jie tik tai supranta, sako, tokius žodžius krikščioniškus. Sako, gerai, ką daryti, sako, tai vat, gerai, aš parduosiu tau. Tai sako, jeigu tu nori važiuoti, reikia tau atsisėsti ir sakyti, aleliuja. Ir tad sako, a kaip sustoti? Sako, ačiū Dievui. Nu gerai, tai padarė. Ir jis taip, aleliuja, ir važiuoja greitai, aleliuja, dar greičiau. Ir paskui jis pamiršta, kaip sustoti tą žodį. Ir jis taip, asana, ne sana, garbė Jėzui Kristui, ne garbė Jėzui Kristui. Ir jis bando sustoti, tas arklys jau joja ir, atsiprašau, ir skardis. Ir jis taip, aleliuja, ačiū, aleliuja. Ir jis prisiminė tą žodį ir sustoja tas arklys. Ir sako, ačiū Dievui. Suprantat, yra tie žodžiai, kada krikščionis gali pražudyti, žinot, ir nekrikščionis irgi. Aš jums pasakysiu, kada nekrikščionis ateina į bažnyčią ir išmoksta žodžius krikščioniškus, jas gali nuvaryti į tą skardį, žinot. Yra dalykai, kurie, gal aš kažką supainiau ten su šitais žodžiais irgi, ne? Vos nes ir ten neiššokau. Tai vat yra tie dalykai, vat kaip yra šiandien svarbu gauti tą žodį asmeniškai ir išgyventi jį. Žinot, mes dažnai priprantame, kas tai yra. Žinot, tai yra krikščioniškas žargonas, kaip žinot, bažnytinis žargonas. Ir jau ten, sakai, ačiū Dievui, ten. Aš girdėjau vienas pamokslininkas, jis atvažiavo iš užsienio. Ir jis kalbėjo, žinot, kaip po kiekvieno žodžio, ačiū Dievui. Aleliuja, ačiū Dievui. Aleliuja. Visi eina žmonės į pragarą, aleliuja, ačiū Dievui. Visi žūsta, aleliuja, ačiū Dievui. Pasakyk amen. Ir taip sėdi ir galvoju, kažkur tai ne ten neša tą arklį. Suprantate, apie ką aš kalbu? Tai vartojam tos žodžius teisingai. Tai Viešpats jis laimina. Tai buvo čia ne pamokslas. Ačiū Dievui, pasakykit. Aleliuja. Gerai. Aš noriu, kad mes galbūt dabar perskaitytumėm tokią vietą. Jono, 1 Jono, Evangelija Jono, 1 skyrius. Jūs žinote, ne? Kur buvo pradžioj žodis, jūs jau viską tai žinot, girdėjote. Ir pradžioje, sako, buvo žodis. Žodis buvo pas Dievą. Ir toliau mes skaitom tokią nuo 9 eilutės perskaitom. Ir buvo tikroji šviesa, kur apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Jis buvo pasaulyje, į pasaulis per jį atsirado, per pasaulį jo nepažino, bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo pas savosius ir savėjai jo nepriėmė. Ir žiūrėkit, 12. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardo. Kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno noro ir ne iš vyro noro, bet iš Dievo gimė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir mes regėjome. Aš noriu sustoti, šiandien aš ne kalėdinę pamokslą noriu pasakyti, bet žiūrėkit, žodis buvo pas Dievą, tas žodis, tas logo, kuris buvo visada amžinai. Bet jam Dievui reikėjo ištarti tą žodį žmogui. Ir tas žodis buvo ištartas. Ir žiūrėkit, jis sako, atėjo tas žodis į pasaulį. Per ką jis atėjo? Per Mariją. Taip? Tas logo atėjo į žemę, bet kaip mes gavome išgelbėjimą?
Sako, kas priėmė? Po 2000 metų tu, gyvenantis ten Mažeikiuose, Vilniui, priėmė tą žodį. tą žodį, kuris buvo ištartas. Sako, ir tapai kažko kitų. Žiūrėkit, aš noriu pažiūrėti į vieną tokią istoriją, kaip tai vyko. Marija, mergelė Marija, pas ją atėjo angelas. Ką jis atnešė? Žinia. Sako, tu pagimdysi per tave. Ir žinot ką? Jinai turėjo teisę priimti tą žodį arba nepriimti. Tai nebūtų taip. Atėjo angelas, tau verdiktas. Pagimdysi. Nori tu, tai nenori, bet pagimdysi. Čia atėjo angelas ir pasakė, priimk tą žodį, tu gali pakeisti, per tave gali ateiti išgelbėjimas. Ir jai reikėjo priimti tą žodį, tikėjimu. Jūs suprantat? Tas žodis, kad taptų kūnu. Kiekvienas žodis, kuris viešpats šiandien ištaria, jis neištaria taip, kad jis būtų parašytas arba būtų perskaitytas ir ne tik tai būtų išgirstas, bet kad tas žodis taptų kūnu tavo gyvenime. Ir tai yra darbas. Ir aš paaiškinsiu, galbūt pasistengsiu tai padaryti. Tai žiūrėkit, tas žodis, kuris viešpats turi kiekvienam iš mūsų, mums reikia jį priimti, patikėti to žodžiu. Marija priėmė ir Biblija sakė, kad jinai krovė į savo širdį visus žodžius. Prisimenate, ne? Įdomus dalykas, kam to jai reikėjo. Žinot ką, kada angelas ateina, super apriškimas, kambarys apsišviečia, žodis aiškiai kalbamas. Bet paskui angelas išeina. Euforija praeina. Ar tu priėmei tą žodį į savo širdį? Ar sukrovė jį? Jinai tai padarė. Ir žiūrėkit, kažkas pradėjo vykti per tikėjimą jos gyvenime, jinai priėmė Dievo žodį. Ir tas kūdikėlis pradėjo ten apsigyventi. Kas prasidėjo? Jinai ateina pas savo pusę, ten, kas giminaitė, ne? Ir ten gauna patvirtinimą, nes kūdikėlis pradeda ten džiūgautis, nes savo pusbralį ten sutiko Joną Krikštytoją, taip? Ir žiūrėkit, kas, jinai sako, supratau, vėl patvirtinimas. Yra dalykai, kurie viešpas pastoviai tau duos patvirtinimą, bet tas žodis, kuris tau Dievas davė, kad jis taptų kūnu tavo gyvenime, tavo ateityje. Daug išbandymų bus. Kad Jėzus gimtų, jūs žinot, prieš tai buvo Betlėjo vaikeliai. Jūs žinot, ne? Kas ten buvo? Žudynės. Kiek ten daug pralieto kraujo vaikų, kūdikėlių. Nes velnias visada puls ir bandys sustabdyti, kad tavo gyvenime neįvyktų, kad Dievas pažadėjo, kad Dievas tau pasakė, jis bandys nužudyti tą žodį. Jis bandys pavogti tą žodį. Jis bandys, kad tu pradėtum abejoti. A Biblija sako, kas abejoja, tai bando ir negalvoja, kad jis gali gauti kažką iš Dievo. Amen? Ar tu čia? Jeigu tu abejoji, visą pirma, mums reikia tikėti ir priimti. Žinot, priimti ir įdėti į savo širdį. Žiūrėkit, ar buvo jūsų gyvenime taip, kad jūs per pamokslą, per tarnavimą ir jūs girdėjot kažkokį žodį, pamokslą, ir jūs galvojate, čia man. Taip? Buvo taip? Nu, padalyvaukit su manim. Buvo. Aleliuja, ačiū Dievui. O daugiau. Ir žinot, kodėl? Nes žodis buvo ištartas. Žiūrėkit, 2000 metų atgal atėjo tas Slogas, bet, sako, tapo kūnu. Ir tie, kurie priėmė tą žodį, galbūt tu važiavai autobuse, niekada nepažinojai Jėzaus. Ir kažkas atėjo, tu žinai, kad Jėzus atėjo dėl tavęs. Ir tu kaip, opa. Ir tu nesupranti, kas vyksta. Ir tu pradedi sakyti, aš tikiu tuo. Ir vyksta.
tas logos tampa rema. Tas žodis tampa gyvas. Gimsta naujas gyvenimas tavyje. Wow. Ir žodis tampa kūnu. Realių dalykų tavo gyvenime. Žinot, čia yra stebuklingas dalykas, kada mes suprantam ir pradedam suprast, kas tai yra Dievo žodis. Ir Biblija sako, Žydams 4:2 ten sako, ir tiems buvo paskelbtas žodis, bet sako, neatnešė jokios naudos tas girdėtas žodis. Bet jie sako, kad rastvaryti, neįskėdė tikėjimą. Suprantat, įdomus dalykas. Dievas dažnai tau kalba į tavo gyvenimą. Labai daug kalba, bet dažnai tu nepriimi tą žodį. Tu nepriimi, sako, ir daugam buvo kalbėtas tas žodis. Ir daugam, sako, bet jiems, sako, neatnešė naudos. Žinot, kiek daug bažnyčioje neatneša naudos žodis, nes žmonės negirdi. Todėl Jėzus sakė, žiūrėk, kaip klausai. Nes, sako, daug kas turi ausų, bet atrodo kaip be ausų. Žinot, būna taip. Žinot, būna, aš nežinau, pasakojau tokia, vieną kartą atvažiavau į bažnyčią ir ten, žinot, taip gerai pamokslavau, toks pakeptas buvau, buvau nustebintas. Ir ten močiutė sėdi priekyje ir sako, aleliuja, aleliuja, šaukia. Aš pažiūriu ir dar stipriau pamokslauju. Jinai, aleliuja, amen, pastor, amen. Ir aš dar daug, į visą bažnyčią kiti nieks nereaguoja. Po aptarnavimo galvoju, prieisiu savo klausytojai tą, atėjau, sakau, vaikeli, nieko negirdžiu, sako, aparatą palikau namuose. Bet šaukia gerai. Žinot, yra dalykai, kada mes klausom ir įsivaizduojam, amen, bet neklausom. Ir žodis nepasiekė adresato. Adresatas ryma, stovykla, ir adresatas sako, aš ne čia, aš ten valgykloj, atsiprašau. Paštininkas atbėga, vas jis das, nėra. Rymos čia nėra, jinai ten kažkur tai plauna grindis. Arba dar kažką. Suprantat, tu gali kažkur tai mintim būti ne čia ir adresatas nepasiekiamas. Dievas turi visada tau žodį supranašyti su ateitim, bet visas, jeigu tu priimsi, kas priimė, kažkas įvyksta. Vat jūs priimėte, jūs čia. A kai kuriem yra buvo pamokslautai, jie nepriimė, jie ne čia. Jie kažkur tai kitur. Jiem neatnešė jokios naudos girdėtas žodis. Nes jie nepaėmė savo. Marija paėmė savo. Suprantat, pas Mariją atėjo angelas. Pas tave ateina angelas. Pas tave ateina žodis ir sako, paimk, čia tau. Ir ateina abejonės. Ar čia man? Ar tikrai aš, ar vertas aš? Ar tikrai tai gali būti? Bet iš kur ateina tikėjimas? Iš klausimo. Iš klausimo Dievo žodžio. Ir žiūrėkit, kaip jūs įtikėjote? Aš manau, kad mažai kas iš jūsų įtikėjo skaitydami Bibliją. Patys. Bet dažniausiai kažkas jau atnešė kaip paštininkas ir įteikė žinią su pranašiška žodžiu. Ir tai pakeitė tavo gyvenimą. Taip, amen? Ar ne? Kažkas buvo tas paštininkas, kuris atnešė tau žodį. Buvo tas angelas, kuris atnešė tau žodį. Ar pastoris, ar sesutė, ar draugai ten, ar kažkas. Padėkok už paštininkus. Aleliuja. Ačiū Dievui už tos angelus mūsų gyvenime. Už tos žmonės, kurie nepabijoja tapti gyvų laikšnešių. Va, ačiū. Tu visada pataisyk mane. Ir žiūrėkit, kaip ir Biblijoje sako, kaip įtikėti, jeigu negirdėti. A kaip sako, kažkas turi pamokslauti, kažkas turi pasakyti, kažkas turi
tapti lūpom ir mums reikia girdėti ir ką Viešpats kalba. Ir žinokit, kad taptų kūnų tavo gyvenime tas žodis, ta pranašystė, tas apriškimas, kur Viešpats tau panašė, ateis daug dalykų, kurie tave stabdys. Ir žinot, nes velnias nenori, kad Dievo valia įvyktų tavo gyvenime. Tu pasakai, kaipgi Dievo valia, taigi Viešpats. Žinot, taip, bet yra priešas, kuris priešinasi, kuris vagia, mes žinome, ne? Jis yra vagys ir pirmas jis ką vagia iš tavęs žodį. Jeigu jis žino, jeigu jis pavogs iš tavęs žodį, gyvą žodį, jis pavogs iš tavęs ateitį. Nes tas žodis gali tapti kūnu tavo ateityje. Rima dabar perskaitys vieną vietą. Aš paprašiau, kad aš ne vienas dirbčiau, nes bendradarbių reikia. Taip. Gerai. Čia būtų iš Mato 13 skyriaus, kas norite atsiverskite. Mato 13 nuo 19 iki 22. Tai pastoriu. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų, tai tasai, kuris girdėdamas žodį, to jau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimai dėl žodžio, jis greit atkrinta. Pasėlys tarp erškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį ir jis lieka nevaisingas. Mes girdėjom šitas vietos, bet mes galvojam, kad tai yra pamokslas naujatikiam. Aš jums pasakysiu, tai yra melas. Tai yra netiesa. Nes Jėzus pasakė, pas kiekvieną, pasakyk, pas kiekvieną, kuris klauso Dievo žodį. Tu klausai Dievo žodį? Žinok, šalia yra velnias, kuris pasiruošęs pavogti iš tavęs. Biblija sako, pas kiekvieną, pasakyk, pas kiekvieną, kuris klauso Dievo žodį, velnias ateina pavogti. Nes jo yra tikslas, kad tavo gyvenime tai neįvyktų. Sako, ateina piktasis ir pavogia. Čia pirma stadija, kada mes adresatą nesurastam. Pas mus laiptiniai yra tokie pašto dėžutės. Ir žinot, yra kai kurie nerakinami tos pašto dėžutės. Yra tokie geri žmonės, kurie būna pavogia iš ten kažkokius siuntinius, žinot, iš AliExpress ten. Tokie, ir nėra jų. Tu gavai, kad gavai, bet jo nėra. Ir žinot, būna taip bažnyčiai, tu gavai šiandien? Amen, bet aš nemačiau, dar neregėjau, nieko mano rankoje nebuvo. Kodėl? Nes tu visų pirma nebuvai vietoj. Paštininkas sako, aš atėjau, bet jūsų nebuvo. Palikau pašto dėžutį. Bet iš pašto dėžutės irgi pavogė. Ir žinot, Viešpats šiandien duoda mums žodį. Ir tą prieškybą. Suprantat, mums reikia su tikėjimu priimti tą žodį. Priimti. Kas reiškia priimti? Tai priimti. Aš duodu, tas priima. Jinai turi. Jinai turi, kam tu reikia tiek daug. Ir suprantat, yra tas dalykas, mes būna nepriimam savo. Mes sakom, ne pagal adresatą. Aš čia tik tai prirašytas, bet negyvenu. Taip, aš čia bažnyčiai, tik bet laikinai. Čia ne man. Bet kada tu tikėjimu sakai, Dieve, amen, aš priimu. Kodėl dažnai pastoriai, tarnautai sako, pasakyk amen, priimk tą žodį, patvirtink tą žodį savo gyvenime. Mes būna taip kaip su tuo arkliu. Amen, aleluja, koks skirtumas. Ir mes nepriimam, bet kad mums priimti ir tas žodis taptų kūnu tavo širdyje, tavo gyvenime. Kiek kartų Viešpats tave šaukia?
Jūs neįsivaizduojat, kiek kartų Dievas kažką kalbėjo į tavo gyvenimą. Bet jūs tai praėjo pro šalį, todėl kad jūs nepriėmėte tą žodį. Visų pirma, tikėjimo. Antras dalykas, kad tuo metu jūs nepriėmėt arba jūs nebuvot laikų. Sakot, ne laikas dabar, gal paskui. Ir velnias pavogė. Pas kiekvieną, kuris girdi karalystės žodį ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėša. Kas buvo pasėta jo širdyje. Jo širdį padėtas buvo toks didžiulis potencialas Dievo žodžio. Tam, kad tavo gyvenime tai taptų kūnu. Žinot, yra toks dalykas, Ekleziastas arba mokytojas 4 skyrius 17 eilutė sako, kada eini į Dievo namus, būk labai atsargus ir pasiruošęs. Daugiau girdėti, nei aukoti. Aš nemėgstu šito pamokslo, šitą galvoju, kaip čia, aš taip galvoju, mes turim visada ragėti aukoti. Sako, tu turi pasiruošęs būti daugiau girdėti, nei aukoti. Kaip čia priimti? Žinot, kad paskui aukoti tu turi turėti. Kad tu turi dar gauti. Ir kada mes girdim, mes gaunam. Ir paskui galim duoti kitiem. Skelbdami Evangeliją. Bet kaip mes gausim? Žiūrėkit, gyvas žodis, kuris ateina į mūsų gyvenimą. Tai ir Jėzus pasakė, sako, ne tik tai apie logas, bet apie rėmą. Jis sako, kiekviena žmogaus siela gyvens ne tik tai maistų duona, bet žodžiu, ištartų iš Dievo lūpų. Ir ten yra kalbama apie rėmą. Apie tą dalyką, kuris tampa tavo gyvenime gyvas. Tas apreiškimas, kurį tu gauni kiekvieną dieną, kada tu skaitai šventą raštą, per šventą dvasią, Viešpats tau apreiškia. Mano gyvenime būdavo tai, kad Viešpats kalbėdavo įvairiais dalykais. Ir aš vakar jums turbūt liūdėjau, kada aš irgi sėdėjau vieną kartą per tarnavimą ir atvažiavo pamokslininkas, kuris nepažinojo manęs. Ir jis pradėjo pamokslauti ir kalbėti apie pašaukimą, bet mano širdis buvo tuo momentu labai atvira. Ir aš sakau, tai aš, tai man. Ir tu gali pasakyti, gal tai nebuvo tau. Žinai, kada tu paimi tai tikėjimu, man patinka, kada žmogus, žinot, kaip pirmą giminystę, ten kas Jokūbas ir Izavas. Izavas sako, kas ten šitas palaiminimas, Bet žiūrėkit, kitas sako, aš įvertinu tai. Ar priklausė tai jam? Ne. Sako, tai galbūt tada ne Dievo valia, o jis paėmė tikėjimu. Jis paėmė, sako, aš noriu. Ir tai bus mano Viešpatie, palaimink mane. Aš noriu būti palaimintas, aš noriu tarnauti tau, aš noriu būti Viešpatie, tavo Viešpatie rankoje. Aš noriu. Ir Viešpats sako, būk. Ir velnias ateina. Palauk, čia emocijos. Taip. Ir dažnai mes darom kažkokius dalykus ant emocijų. Bet emocijos yra dalis tavo charakterio. Ir mes sakom, nieko baisaus, bet tai yra dalis tavo charakterio. Čia reikia, aišku, tikrinti. Marija patikrino, jinai krovė ir ten patvirtinimas, ir ten patvirtinimas. Ir atėjo ten tie ganytojai, ganė avys ir jie pradėjo, jinai sako, wow, jinai ten matė, čia apie mano sūnų, aleliuja, jinai krovė viskas į širdį, čia buvo patvirtinimas ir tapo kūnu vieną dieną. Žinot, Viešpats kalba į mūsų gyvenimus labai dažnai. Aš galbūt liūdėjau kada nors, kada gal girdėjau, gal ne. Kaip realiai būna apreiškimai į tavo gyvenimą. Ir tu gauni apreiškimą. Ir tu nesupranti, būna čia emocijos ar ką. Vieną kartą aš jums papasakosiu, kaip pas mus atsirado galbūt tie vaikai.
ir tapo kūnu. Ir šiandien mano, mūsų vaikai. A kažkada buvo niekieno. Žinot, kaip paprasčiausiai Dievas padarė taip, vieną kartą žmogus man paskambino, pradėjo pasakot, žinot, ten, kad yra tokie vaikučiai maži, ten kažkur tai mačiau, ten vaikų namelė, namuose, aš kažką ten taisiau, sėdžiu su telefonu šitų. Ir taip klausau, galvoju, kodėl man čia pasakoja apie šitus vaikus. Aš nemačiau vaikų, ką ten ir vaikų namuose tarnaudavom gal 20-30 metų. Ir sakau, mes niekada negalvojame apie tokius dalykus. Pasakoju, kokie jie gražus mažiučiai ten. Aš taip padėjau ragelį, vakarė Sveta atėjo iš darbo, sakau, klausyk, keista, kam aš pasakot ten pusvalandį, sakau, per telefoną, aš jau pavargau, viskas suprakaitavęs buvau, sakau, kol klausiau. Sveta sako, tik tai nepradėk, sako, tai apie vaikus dar, užauginam, gyvensim, sako, patys savo, wow, Lukas išėjo iš namų, jau, aleliuja. Ir mes, namas mūsų viskas. Ir Dievas. Taip. Ir žinot ką, naktį sapnuoju sapną, kad pas mus namuose 2 vaikai. Aš nematau jų veidų. Bet jie mane vadina tėčiu ir Sveta mama. Prabudau, galvoju, kaip man pasakoti Svetai. Nai primuš mane. Aš sakau, Sveta, žinai ką, toks keistas sapnas, sakau, apšė, sakau. Pasakoju, jinai vėl taip su Sveta, sakau, nepradėk tolikai, baig, aš nenoriu ir galvoti apie tai. Bet sakau, keista, ne, vat šitas čia toks, kaip sutapimas ar ką. Sakau, tada pradėsim melstis kažkaip. Ką mes turim padaryti šitame dalyke? Mes galim pasakyti, čia ne mano, žiūrėdamės į savo jausmus, žiūrėdamės į savo... O dabar mes tada jautėmės tokie, viešpatė, ne. Ir žinot ką, pradėjom melstis. Aš žinot, maldoji Dievas liečia tavo širdį, jinai tokia tampa minkštesnė. Aleliuja, tu toks geresnis tampi. Maldoje, per maldą. Susitikė su tėčiu, tu toks ateini toks geresnis. Ne todėl, kad tu geras, o todėl, kad jis geras. Ir tu pradedi atspindėti jo šlovę. Amen? Jūs suprantate, ne? Ir mes tokie geresnį pasidarėm, sakom, gerai Dieve, duosim tau šansą. Taip, mes nuveisime vaikų teisę, paklausim, ar yra tokie vaikai, gal nėra jų tokių vaikų. Ir tu aleliuja. Nuvarėm, sakom, klausykite, kaip ten dėl vaikų, ar yra vaikų namuose, sako, pilna vaikų namuose tų vaikų. Sakom, ar yra tokie vaikai, ten dvynukai, tokie, sako, yra, bet jie niekam nereikalingi. Ten daug ligų, ten tokio viskas, nuo vaikystės palikti, wow. Sakau, mums reikalingi. Jis sako, ar jūs matėte nors kartą? Sakau, ne. A ką daryti, sakau, jeigu, ką daryti reikia? Sakau, jums reikia praeiti kursus. Žinot, ir kad taptų kūnu reikia dar laiko. Ir mums dar metai reikėjo eiti į kursus. Mes nematėm tų vaikų. Mes meldėmės šitą laiką. Mes sakėm, viešpatie, jeigu bus šansas, mes negalvojom nieko. Mes sakom, kai bus, tai bus. Mes ėjom, taip, žinot, kaip į mino laukas. Žinot, kai bus, tai bus. Viešpatie, pasitikim tavim. Jeigu tai iš tave žodis, mes žinom, kad tu kažkaip tai nukreipsi mus. Amen? Tu išbandai, tu krauni, aha, viešpatie, ar sutapimas, kodėl čia tokie. Ir tu krauni viskas tai į savo širdį. Bet tavo noras būti tuo metu įrankiu Dievo ir sakyti, jeigu viešpatie tavo valia, aš nežinau. Ir mes bandėm ir visus šitus meldėmės metus. Ir įsivaizduokit, ir mums sako, gerai, bus teismas. Bus teismas, jeigu jūs teismas priteistus vaikus, jūs galėsit paimti juos. Ir teismas mus teisia. Kodėl jūs norite tos vaikus? Jūs gal norit praturtėti. Gal jūs norite savo religiją ir tam perkelti. Ar jūs galite už kokius pinigus jūs auginsit? Kur jie gyvens? Ką tu uždirbi? Ką tu ten pastorius gali uždirbti, žinai? Ten, aš sakau, nieko, kažkaip tai, išgyvenam, sakau.
sakau, jau 2 vaikai užaugo, gal ir tu išauginsim. Ir tokia jinai pikta, ten mūsų vaikų teisės, ten vaikų namų direktorius, jie sėdi, žiūri, nesupranta, kas darosi, sako, 1 kartą valandą su viršu buvo teismas. Ten būna 10 ar 15 minučių. Taip yra, norintys globoti, dokumentai yra, viskas. O čia buvo Ir mes tokie, Tolekas, ramiai. Norėsit, oi, kaip norėsit pasakyti atgal. Bet Dievo dvasia kažkaip tai sako, ramiai, nieko nesakyk, nieko atgal. Aš taip. Praeina porą dienų ir mums priteisė tos vaikus. Aleliuja. Ir pirmą kartą, kada mes pas juos atvažiavom, tai metai praėjo. Nepasakosiu toliau, nes paskui verksiu. Mes atėjome vaikų namus, jiem buvo 3 metukai. Ir Andrius pamatė mane koridorių, sako, tėtis. Ir pradėjo bėgti pas mane. Ir žinot, auklėtė sako, jis nieko nevadino tėčiu. Jis dėdė, tetą. Mes ten nieko, jis stovėjo ten taip pat ir stebėjo. Jūs neįsivaizduojate, kokią Dievo palaimę mes gavom, kada mes juos paėmėm. Mes supratom, kad Viešpats kažką padarė su jais ir jie visi pasakė, jie panašus į jūs. Aš sakau, mes nerinkom jų. Mes niekada nežiūrėjome nuotraukas, nematėm. Ir mes pirmą kartą, kada jūs pamatėm, atvažiavom prieš savaitę pasiimti pilnai. Ir tai nebuvo jau sprendimas imti ar ne. Mes sakau, mums nesvarbu, kaip jie atrodo. Ir žinot ką, praeina savaitę. Aš guliu lovai ir Andrius ateina, su Nastė mane apkabina, glosto mano gražų pilvuką ir sako, tėti, kaip gerai, kad tu mus radai. Ir aš galvoju, jis surado. Jis, ne. Suprantate, jis geras, ne mes geri. Jis surado, jis suplanavo. Ir tas žodis gali tapti kūnu. Pranašystės, kurios Viešpats kalba į tavo gyvenimą. Paimk savo, stovėk ant šito. Tikėk šitų žodžių. Krauk, išbandyk. Dievas mėgsta, kad tu išbandai. Mėgsta, kada tu klausi jo. Dieve, ar tikrai taip? Abraomas kiek kartų klausė, ar tikrai? Dievas gi nedavė jam per galvą. Jis atsakinėjo. Jis pastvirtindavo. Jis atsiųsdavo savo žodį. Nebijokite pasitikėti Dievu. Nebijokite paklysti šitame dalyke. Nes Viešpats visada sako, žiūrėkit, Dovydas sako, kas pasitikės Dievu, nebus pagėdintas. Ir kaip būna galvojam, mes tokie, a jeigu čia ne Dievo žodis, mesgi galim ten kažkur tai. Dievas mus o taip pat neišstumia į tokią skardį, jis sako, skris, išplauksi, gal tada būsi tarnautojas. Ne. Jis geras tėtis. Jis žino, ką tau reikia, jis tavo žodį davė, kad tavo gyvenime jis būtų išpildytas. Bet tau reikia tikėjimo. Tau reikia kovos su išbandymais ir kad velnias nepavogtų. Aš žinau daug žmonių, kuriam Viešpats kalbėjo, kad jie bus tarnautojai. Ir jie netapo tarnautojais. Nes jie gyvena kitaip. Jie niekada nebandė išpildyti tą žodį. Suprantat? Tu negali paimti, sakyti taip ir tu nieko nedarai. Tau reikia paimti, priimti, patikėti. Ir ką? Paskutinį. Paklusti. O paklusnumas, kada tu sakai, jau ne mano valia. Ir tu, žinot, taip, tas dalykas, pasitikėjimas Viešpačiu, tai tikrai kaip skrydis virš skardžio. Tai panašu, nes kada tu, mano gyvenime tai buvo, už ką aš gyvensiu, už ką aš dirbsiu. Man tėvai sako, tai kur tu būsi tam, kunigu, ar kur tu mokosi, sakai, ten, žinai. Už ką tu gyvensi, tau mokės kokius pinigus? Nu, gal nežinau. Tai kažkaip tai nemalonu čia prašyti kažką ten. Pastorius kažkaip tai turi išgyventi pats ten. Ir žinot, tai tas dalykas, ir tu pats nežinai. Bet aš jums pasakysiu vieną dalyką.
Čia ne todėl, bet aš negaudavau iš bažnyčios niekada jokio atlyginimo. Ne todėl, kad, taip išėjo. Taip išėjo, maža bendruomenė, tam viskas. Bet aš jums pasakysiu vieną dalyką. Viešpas niekada neapleido mus. Niekada. Dievas kažkaip tai rūpinosi mums. Aš galėčiau jums papasakoti tiek stebuklų, todėl, kad mes paklusom. Todėl, kad tu eini ir tu nežinai, bet pasitiki viešpačiu, jo pašaukimu, ir tu galvoji, Dieve, tu pažadėjai. Ir tu momentu šito nematai būna atsakymų, tu nematai būna patvirtimų. Žinot, kiek aš abejoju, kad aš esu pastorius? 30 metų. Aš visada abejoju, kaip tu viešpatie galėjai pasirinkti mane? Kaip tu galėjai mane pasirinkti? Nežinau. Man taip, bet sakau, Dieve, paklūstu. Žinot, kad ateina, tau norisi viską mesti ir viską palikti. Bet tu sakai, bet tu man, Dieve, nieko nepasakei. Bet jeigu tu pasakysi, aš nelaikaus tos vietos, nelaikaus tokių kažkokių dalykų. Dieve, tik tai pasakyk. Yra dalykai, kada viešpats tau kalba, jis pasakys savo žodį, savo laikų ir pakoreguos, ir duos jėgų. Bet mums reikia patikėti, priimti tą žodį ir paklusti šitam žodžiui. Žinot, tas, ką liudijimą aš pasakiau apie vaikus, bet tai dar ne pabaiga. Tai, kad palaiminimą gautų jie ir mes, mums reikia daug dirbti. Jūs suprantate apie ką? Tai ne tai, kad dabar aš atsipalaiduoju ir sakau, aleluja, Dievas davė, čia jau ne mano problemos, čia daug darbo. Tai daug energijos, daug maldų, daug kovos. Ir čia yra dalykas ne tik tai, aš tik tai vieną tokį pavyzdį jums parodau. Žodis, kuris viešpats turi tau. Kada tu gauni ir su tikėjimu tu matai, kad šventoji dvasia judina tavo širdyje. Ir tu sakai, kas tai yra? Išbandyk. Išbandyk. Viešpatie, ar tu čia kalbi man? Dieve, ar tu kalbi man? Ar tavo čia balsą aš girdžiu? Būna velnias kalba. Ir bijo žmonės, kurie sako, ar čia velnias kalba. Žinot, kodėl šiandien daug žmonių nekrikšta šventąja dvasia? Todėl, kad jie galvoja, kad tai yra ne iš Dievo. Kad ateina abejonės. Žinot, kaip atėjo prabudimas krikšto šventąja dvasia. Jie patikėjo to žodžiu. Ir jie pradėjo, sako, mes to norim. Tai mums priklauso. Ten parašyta, kad tai yra ir mums priklauso krikštas. Ir jie pradėjo melstis ir viešpats išliejo šventąją dvasią. Amen. Mes dažnai sakom, Dieve, jeigu tu nori. Dievas nori. Dievas seniai jau nori. A tu negali priimti. Dievas sako, imk. Ir tu sakai, aš galvoju, tvoj lūpos turi judėti, viešpats turi man tai padaryti, man kažkas turi nukristi ant mano galvos. Viešpats turi, bet man reikia priimti tą žodį. Čia man. Šiandien man. Tas žodis man. Ir abejonės vagia iš tavęs patepimą, palaiminimą, laiką, ir jis niekada netampa kūnu. Tas žodis. Nebijokit. Vieną dalyką, kurį išgyvenau neseniai. Žinot, mes klystam. Ir mums reikia, aišku, atpažinti Dievo balsą. Neseniai buvau taip, aš buvau tarnavime, buvo dovanas laužimas, turėjau būti. Ir aš stovėjau maldoj ir man toks mintis tokios. Apie vieną brolį, kuris stovi šalia manęs ir negeras. Jis sako, pasakyk jam. Atrodo taip, tu kaip pranašas, tu kaip iš viešpatės gavai žodį. Aš sakau, būkite atsakus, išbandykite. Ir aš stoviu ir negaliu, aš galvoju, Dieve, kaip aš dabar pasakysiu ją. O dabar už 10 minučių duonos laužimas bus, viskas, ir kaip man pasakyti, bet tas mintis bum, bum, bum. Ir paskui kita mintis, paklaust vieno dalyko, kuris tau bus atsakymas, ar tiesa, ar tau ne. Kad neįžeisti tą žmogų ir nepadaryti žalos ne savo ir ne jam. Tu negali. Jo. Ir aš pasakiau, broli, šiandien.
man reikia su tavim pakalbėti. Mes išėjome kitą kambarį. Aš sakau, ar buvo pas tau toks įvykis? Jis sako, ne. Aš apkabinau, jis sakau, atleisk man. Supratai? Aš supratau, kad tuo momentu aš buvau gundomas. Ir tai nebuvo, kad tai nebuvo Dievo balsas. Suprantate, apie ką aš kalbu? Mes būna tokie, aš Dievo žodį gavau, bet išbandyti, paklausti. Ir aš supratau, jeigu būtų patvirtinęs jis, aš galėčiau pasakyti jam šitą visą dalyką. Todėl aš turiu tau žodį. Žinot, čia yra toks dalykas. Išbandykite, žiūrėkit, kaip Dievas davė savo pranašišką žodį ir davė tos dalykus apaštališkai bažnyčiai. Kas ten buvo? Daug tarnavimų, pranašysčių, bažnyčių vienas kitas pranašauja. A ką sako? Sako, vienas pranašauja, o jūs, sako, mąstykite ir aptartikite, ar iš Dievo tai ar ne. Aleliuja. Jeigu tu kažką gauni, ne paprasčiausiai pasakyk, taip man Dievas pasakė ir aš kaip tankas einu. Paklausk, pasitark. Aš dažnai tariuosi ir sakau, ar tai iš Dievo, kaip tu galvoji, vat gavau kažkokią žodį, kaip jūs galvojat, su vyresniaisiais, su broliais, sakau, taip ir taip, tokia situacija, man atrodo taip. Ir tu pradedi tartis, ir Dievas pradeda kalbėti per jos. Ir tu matai, kad ten kažkokia irgi dvasia buvo įsikišusi ir pradeda tave klaidinti. Visų pirma, kaip visada, mes žiūrim į šventą raštą, į Dievo žodį, nes niekada viešpats neprieštaraus savo. Amen. Bet žodis, kuris iš viešpatės, jis nori būti tavo gyvenime. Ir nebijokite patikėti jo. Ir nebijokite priimti jo. Aš nenorėjau jūs pagąsdinti, bet paprasčiausiai, kaip mes turim būti išmintingi, naudojami, jeigu yra pranašiškas žodis, kada tu gauni kažką, tu sakai, Dieve, ar tai yra iš tavęs? Nebijokite klausti. Ir viešpas tave nuves, parodės, gal kaip pasakys, klausyk, čia ne tau. Ir tu pasakysi, amen. Ir tu nuveini savo keliu, kur viešpas toliau ves tave. Nebijokite pasitikėti jo. Žinot, kodėl šiandien pas mus yra trūkumas tarnautojų, trūkumas pasišventusių žmonių. Todėl, kad tas žodis skambama, girdimas, bet nepriimamas tikėjimu, kad tai yra tau. Žinot, mano vyresnis sūnus Dovydas, jis kaip grojo su gitara, bet blogą klausą turėjo. Ir kada aš prisimenu, jis ten grodavo, kada jam buvo 14-15 metų, aš tai galvoju, Dieve, nieko ten nebus, sakau, ar jis tokį troškimą turėjo šlovint, jūs neįsivaizduojate. Kritika buvo tokia, jis išeidavo su būgneliais, pas mus buvo tam šlovinimas, jis ten mažas tokius būgneliais, sako, aš taip noriu šlovinti, jis ten šlovino su būgneliais. Ir broliai sakė, Anatolijui, pasakyk Dovydui, kad jis negrotų, jis mums klaidina, trukdo. Ir aš galvoju, mano širdyje tokia, žinot, duok jam šansą, duok jam šansą. A jis bandė. Jis sako, tai aš noriu būti to Dovydu, kuris šlovins tave viešpatį. Jis puikiai dabar šlovina ir veda šlovinimą. Ir žinot kodėl? Tikėjimu priėmė tai, kad tai jam. Kai kurie sako, tai ne tau. Jo žmona Laura, man įdomu, žinai, aš buvau nustebęs. Jinai niekada nebuvo muzikantė. Ir trūko šlovintojų pas mus su pianina. Jinai žiūri, sėdi su natom, Lukas tam pradėjo jai ten rodyti. Jinai puikiai dabar groja su pianinu. Kodėl? Jinai sako, aš labai noriu šlovinti viešpatį. Nėra trukdžių. Nėra dalykų, tau neįmanoma, jeigu tau yra širdyje tarnauti viešpačiui. Ir žinot, kada sako, tu gal ne muzikantas, galbūt. Bet jeigu tu patikėsi, jeigu tu priimsi savo, jeigu tu pasakysi, taip viešpatė. Aš suprantu, aš galvoju apie karalių Dovydą. Kada jis buvo jaunas, jis nematė save karaliumi. Jis niekada nematė, bet vieną kartą atėjo patėpė ir išėjo. Įsivaizduoju? Jokio patvirtinimo, jokių dalykų. Tai karalius ar ne karalius? Kur mano karūna? Ar tarnautojas ar ne tarnautojas?
tarnautojas. Viešpats pažadėjo. Bet jam reikėjo išbandymų, klausyti Dievo, patvirtinimų ir tapo kūnu. Jūs suprantat? Bet noras, viešpatie, štai aš. Kalbėk mano širdį. Viešpatie, štai aš, padaryk mane. Viešpatie, štai aš, kalbėk į mano širdį. Prisimenat, kaip Izaija, stovėdamas, pamatė Dievo sostą. Jis sako, viešpatie, aš nešvarus. Viešpats nuvalo jį, ne? Ir viešpats klausė, ką siųsti. Šiandien klausimas viešpačiui, ką siųsti, kas tarnaus, kas bus ateityje Lietuvoje, kas bus tie misionieriai, tarnautojai, evangelistai, apaštalai, pranašai. O ne, tik ne aš viešpatie. Žinot kaip, ir galinė sėdynė. Ten gale, kad nieks mane ten neužkliudytų. Man patinka vaikai į vaikų stovyklą, jie čia. Žinot kada? A jie nori visada būti. Aleliuja, šlovina. Mes tokia, o ne, tik tai, kad neužkliudytų. O jei, ką paklaus, ar pasakys, ir nežinosiu atsakymą. Paškels rankas pasakys, štai aš. Štai aš viešpatie. Jis sako, ką siūsti? Jis sako, siūs mane. Tave sėdėk ramiai. Taip viešpas nesako. Aleliuja. Viešpats turi tau žodį. Jeigu tu tik tai patikėsi. O Biblija sako, o jeigu jūs tik tai patikėtum. O jeigu jūs priimtum. Jeigu jūs paimtum tikėjimu tą žodį. Ir tas žodis taptų kūnu. Šlovintai išeisit. Reikia, gerai? Aš noriu tik tai truputį. Vieną giesmę, gerai? Aš noriu pasimelsti su jumis. Aš žinau, kad viešpats čia kalbėjo daug kam į jų širdis. Viešpats šaukė jau keletą kartų. Ir tu sakai, taip. Bet po šito nieko neįvyko. Ir tu pasakei, turbūt ne Dievo valia. Viešpats sako, priimk tą žodį su tikėjimu. Priimk ir paklūsk.